Avilio ežero pusiasalyje Zarasų rajone griaudėjo jau 7. elektroninės muzikos festivalis Tundra 2010-ieji. 4 paras festivalyje netilo įvairių stilių elektroninė muzika ir daugiau nei 4000 žmonių šurmulys. Čia pasirodė daugiau nei 180 Lietuvos ir užsienio atlikėjų, o gamtos prieglobstyje įsikūręs ir šamanišką kultūrą propaguojantis festivalis šiemet kvietė į 4 skirtingas erdves. Transo stiliaus muzika pirmaisiais festivalio metais buvusią vieninteliu pasirinkimu šiemet buvo galima išgirsti šamanų erdvėje. Uždaroje miško aikštelėje, įspūdingomis psichodelinėmis dekoracijomis papuoštoje scenoje pasirodymus surengė svečiai iš Danijos, Italijos, Jungtinės karalystės, Rusijos, kaimyninės Latvijos bei Estijos ir žinoma Lietuvos. Na, o pavargę nuo energingų ritmų festivalio dalyviai galėjo keliauti į ramiuose ir harmoninguose garsuose paskendusią ritualų erdvę, kurioje skambėjo Tomo Dobrovolskio varinis gaublys, dundėjo Lietuvos elektroninės muzikos renginių pradininku tituluojamo Sigito Grybo mušamų būgnų garsai, vyko svečių iš Pietų Afrikos Respublikos Floating Grooves, švedų I Awake, rusų Context, gyvi pasirodymai. Žiniuonių erdvėje įsikūrusioje aukščiausioje pusiasalio vietoje ir pasipuošusioje tvirtovę primenančiomis dekoracijomis, savo pasirodymų festivalį atidarė puikiai elektroninės muzikos gerbėjams žinomas lietuvių atlikėjas Golden Parazit. Festivaliui paruošęs naują programą. Gyvą pasirodymą čia taip pat surengė jau 6 metus ištikimai Tundroje dalyvaujantis atlikėjas Mundisko, prisimenantis beveik visą festivalio raidą. Vienas iš tokių pirmesnių alternatyvių elektroninių festivalių, tom turbūt ir išskirtinė. Buvo pirmoji ir liks tokia vienintelė, manau. Atmosfera visą laiką ta pati išlaiko ir viskas puiku. Žmonės irgi geri iš principo. 4. Kerėtojų erdvė festivalininkus viliojo ne tik muzika, bet ir čia įsikūrusių prekybininkų siūloma maisto gausa. Išalkus buvo galima paskanauti čia pat kepamų gardžių blynų, turkiškų kebabų, indiško bei kiniško maisto, įvairių vegetariškų patiekalų. Be muzikos festivalyje netrūko ir kitų pramogų. Vyko šokių, piešimo pamokos, amatininkai mokė pasigaminti įvairius rankdarbius. Festivalyje dalyvaujantis prekiautojas iš Prancūzijos žadėjo susijęti savo verslą su Lietuva ir stebėjosi netikėtai blaiviais festivalio dalyviais. Maybe there is no drugs here in Tundra, and in France it's full of drugs, and here no, it's okay. I spend a lot of time with this because it's my dream. For a long time I want to realize this dream, so I do it in Lithuania, not in France. For the moment I'm good here, so I'm staying here. In Vilnius is a good city, so I stay in Vilnius. Iš įvairiuose pasaulio kampeliuose surinktų daiktų papuošalus gaminantis svečias iš Meksikos teigė esąs nustebintas Tundroje sutiktos muzikos įvairovės ir puikaus oro. When I come from the jungle, it's really hot, so too much sun and not this kind of weather, so I enjoy. It's my second time here in Lithuania. Tundra, I think, is a big festival. A lot of stage, a lot of different kind of music. In my country, normally we just have psytrance, or actually where I work in normal festival is just trance. Right. So now it's like good to find like encounter of drum and bass, hard techno, other kind of music. Tundroje netrūko ir sporto. Futbolo mėgėjai galėjo stebėti pasaulio futbolo čempionato rungtynes, o norintys sportuoti neliko abejingi Spartakiados ambasadai, kuri siūlė pažaisti minifutbolą, tinklinį bei stalo tenisą. O Spartakiados ambasadoriai prisiminė jiems didžiausią įspūdį palikusią Tundrą. Tundros festivalis 2007 metais, tada buvo visiškai stichinė nelaimė ir man pačiam teko tada jį ir organizuoti tiek rytų ir kad vis tiek žmonės plūstų į tą festivalį ir ten būtų iki kelienų purve, bet dar jaustų gerą emociją ir dar dabar girdisi, kad tie metai tai buvo kažkas. Festivalyje kalbinti svečiai vardino pačias įvairiausias geram festivaliui reikalingas sudedamasias dalis. Žmonių nuotaika. Žmonės. Gera nuotaika ir žmonės. Geros muzikos ir ko čia dar reikėtų. Ir labai gero organizavimo festivalio. Įtemptoje darbotvarkėje paskendę festivalio organizatoriai prisiminė pirmąją Tundrą, organizacinius nesklandumus ir teigė, jog mažoje Lietuvos rinkoje nėra vietos pykčiams ir konkurencijai. Jau porą mėnesių prieš tai būna taip, kad 18 valandų Tundrai, 6 valandas miego. Po kiekvienas Tundras iš tikrųjų būna toksai atoveiksmis, kaip emocionalus, kad visi išsisėmė, niekas daugiau nieko nenori, tikrai jau savo, kad viskas paskutinį kartą. Po to pailsi, atsigauna, pergalvoja, pamiršta tos blogus dalykus, pasidaro juokingesni, komiški ir netaip jau išgyveni tą dalyką.
Povilas Varvuolis, Donatas Simaitis, Lietuvos televizija, Zarasų rajonas.